Sveiki, įsijungę tinklalaidę apie STEAM. Čia mes kalbame apie ateities mokslą, kas jį kūrė, koks jis yra ir kas juo naudojasi. Ir šiandienos mūsų tinklalaidės tema yra kūrybiškumas plus mokslas. Kodėl A raidės STEM tampa tokia svarbi. Na ir aišku, mūsų pašnekovės tikrai nemažai žino šią temą, o jomis yra profesorė Ailita Bredelytė, Klaipėdos universiteto STEAM centro vadovė. Sveiki. Sveiki. Kamilė Jakučionytė, Klaipėdos universiteto STEAM centro komandos narė. Sveiki. Ir Audronė Pumputytė, Utenos STEAM atviro prieigos centro komandos narė. Sveiki. Tai labai malonu jūs matyti šiandieną čia ir mes taip kūrybiškai kalbėsime apie kūrybiškumą ir pradėsiu nuo jūsų, profesorė. A raidė, jinai atsirado šiek tiek vėliau, tai vat pakalbėkime apie tos raidės svarbą, ne bendrai žodyne, bet žodyje STEAM. Nuo A prasideda abėcėlė. Tai suprantame reikšmę, kad nuo to yra atsispiriama. Ir kaip jūs sakėte, tikrai, pradžio buvo STEM, buvo tikslieji mokslai, gamtos mokslai, kuriamos inovacijos, bet tada buvo susidurta su tuo, kad trūksta inovacijose humaniškumo ir atitikties žmogui. Dėl to pradėtas kelt klausimas, kad, STEM požiūrėje kažko trūksta. Kad STEM netitinka žmogaus poreikio, aplinkos poreikio, visuomenės poreikio. Atsirado A raidė, tiesiogiai reiškinti menus, bet labiau pabrėžianti kūrybiškumo požiūrį moksle ir sieki priartinti mokslą prie žmogaus. Visom prasmėm. Tiek mokantis mokslo, tiek tai, ką mokslas sukuria. Kad jisai vis dėlto, visos inovacijos jos turi būti kuriamos žmogui. Ne tik savo, kad būtų sukurtos, bet jos turi tarnauti žmogui, mokslas turi tarnauti žmogui. Ir tai buvo toks pirmas stiprus žingsnis STEAM evoliucijos, bet ir toliau STEAM evoliucionuoja ir šiuolaikiniai STEAM mokslo ekspertai jau kalba, kad net nebeužtenka A raidelės kaip arts požiūrio, bet ta A raidė pradeda reikšti all, tai yra visus mokslus, todėl kad inovacija, jeigu joje nėra požiūrio socialinių mokslų, psichologijos, jeigu nėra atsižvelgiama kuriant inovaciją ekonominius procesus, politinius procesus, jinai netenka reikšmės. Tai tam, kad inovacijos turėtų svorį, tam, kad mokslo mokymas turėtų svorį, šiuolaikiniam mokiniam jau turi būti diegiamas pilnutinis požiūris į aplinką ir supratimas, kad mokslas nėra atskirtas nuo gyvenimo, nuo mokslo, bet kad mokslas yra integrali dalis. Bet mes nemažai kalbame, atsiprašau, kad įsiterpiau, nemažai kalbame, kad vis dėlto STEAM centrai yra tam, kad mokinys, girdės teorinės žinias, galėtų ateiti, pačiupinėti, pamatyti, išbandyti ir taip toliau ir panašiai. Tai kaip mes galime pačiupinėti tai, kas kartais neužčiuotama? Po to, kai yra pačiupinėjama inovacija, po to, kai yra pačiupinėjamas mokslas, STEAM mokyme yra privalu diskutuoti. O kam tai reikalinga, ką tai neša, kaip tai gali būti panaudojama šiuolaikinių problemų sprendimui. Ir taip yra atnešamas tas mokslo svoris mokiniui ir taip mokinys supranta, kodėl matematika reikalinga yra, kodėl net norint studijuoti menus fizikos išmanymas labai tampa svarbus, ir bet kurie kiti mokslai. Na ir čia norėčiau dabar jau užduoti klausimą Kamilei jums. Iš tiesų, gyvenimas susideda iš tų visų raidžių, iš S, E, A ir taip toliau. Jūs gal taip, kaip komandos narė, kurie nemažai mato įvairiausių pavyzdžių mokinių, matote, kaip juos veikia A raidė? Tai be abejo, turim ir patys mokytojai mumis kreipiasi ir aplamai kūrybiškumas, tai reikia irgi įsivertinti, kad tai yra ne tik įgūdis, bet ir mąstymo būdas, kuris padeda vaikui susiorientuoti naujoje aplinkoje, padeda spręsti problemas ir mažina baimę suklysti. Bet kalbant apie tos pavyzdžius, tai prieš porą savaičių skambino mokytoja, mūsų projekčiukas yra pilis. Ar turit ką pasiūlyt, padėkit, mums sakau, be problemų, atvažiuokit. Tai atvažiavo klasė, turėjo 2 pamokas,
tai ėjo į robotikos laboratoriją, tenais patys vėl savo kūrybiškumą išnaudojo, iš medžio pjovė pilis, patys prieš tai pasidarė maketus, užsirašė vardus, langus savo pasidarė duris, o vėliau ėjo į fizikos laboratoriją. Čia kalbam apie trečiokus, kuriem dar kartais pradinukam yra baisi ta fizika, bet jie nuėjo. Ir mūsų fizikai vaikinai jau ten buvo pasiruošę savo artilerijas, išsitraukė lemputės ir pasako, kaip tose pilyse jau nuo senovės. Žibalinės lempos buvo elektra, tada jau lemputės ir taip vis ėjo, kokios ateityje galės būti apšvietimas. Tada patys vaikai išbandė, nes turim specialius rinkinius, jie susidėlioja ten grandinę ir va jiem užsidegė lemputę. Tai irgi ir tada mes taip pritaikėm palei juos, pažiūrėjom į tai kūrybiškai ir pritaikėm palei jų tą projektą apie pilis ir po to kalbėjom su mokytoja, sakau, na kaip, ar išpildėm jūsų, sako, eikit savo, kaip gerai, taip nuoširdžiai atsakė, taip smagu buvo, kad sako, užvakar darėjom apie elektrą ir jūs čia taip viską papasakot, viską taip papildėt ir patys vaikai išbandė. Ir smagiausia tai, kad po poros valandų iš tos pačios mokyklos skambina kita mokytoja. Mūsų projekčiukas Donelė. Ar turit ką pasiūlyti? Sakau, turim, ateikit. Važiuokite. Taip. Labai, sakoma, tas jaunimas iš viso nieko nenori, nekūrybiškas, bet iš jūsų pavyzdžių matome, kad labai kūrybiškas ir jie labai nori mūsų patirtis, tai kad jų akis užsidega. bet pas jūs yra ta praktika, kad ateina, skambina ir vystykit, tai? Labai įvairiai būna. Vieni mokytojai pasako, mūsų programa tokia ir mes norim pačiupinėti tai fiziškai, nes teorijos neužtenka. Kiti sako, ar galit kažką mums pritaikyti. Mes realiai taikomės prie mokinių, kurie turi kažkokį poreikį ir mes stengiamės atliepti jų norus, palytai, ko jiems reikia. O apie poreikius norėčiau irgi paklausti ponios Audronės, nes kai paklausiau apie jūs, tai sako, čia stimukas. Tai kodėl stimukas? Stimukas tai yra tokia įvadinė dalis prie šalia Steam centro Utenoje. Stimukas orientuotas į darželio vaikus, darželio grupės, tam ateina darželinukai veikloms ir jau mačiau, kad yra užklausa ir prašymas net 3-4 metų vaikus atvesti iš lopšelio jaunųjų grupių. Tai stimukas tokia gera pradžia. Toliau mes siūlome būrelius. Tai yra iš miesto, iš rajono vaikai gali atvykti ir atveža tėveliai ir būreliai yra nuo 1 klasės. Aš pati šiais metais dirbau su 1-2 klase. Nuo 1 iki 7 klasės mes turime skirtingų programų būrelius. Ir kodėl yra svarbus tas kūrybiškumo ugdymas tokiame amžiuje? Nes atrodo kartais, kai tai pasižiūri į tą netgi nuo 3 iki 10 metų, tai jiems reikia duoti kamuolį, tegul laksto, sėdi tyliai pamokoje ir jau kaip ir viskas gerai. Jūs dabar kalbate ne kaip tėtis. Aš kalbu kaip nepavyzdingas tėtis. Taip pat aš kaip nepavyzdinga būrelė vedančioji, tai matau, kad vaikams ką aš atsinešiau iš savanorystės vaikų linijoje, tai yra, kad suvokimą, kad vaikui negalima užgožti mano patirtimi, jam negalima užgožti jo horizonto. Ir ten aš galiu jam padėti, sukurdama aplinkybės, sukurdama, inicijuojama valdomas, taip vadinamas klaidas, kad jisai padarytų klaidą ir tada padaryti situaciją, pasiūlyti, kuomet jisai paklausia mokytojo, o tai ką čia dabar toliau daryti. Aš manau, kad kūrybiškumas kaip mąstymo būdas, kaip kolegės pasakojo, jisai be galo svarbus šiuolaikiniame pasaulyje, kur labai daug iššūkių, migracija, labai greitai kintanti dabartis ir jauno žmogaus, vaiko, ta tokia autonomija mąstant, kuris gali brandinti savyje savo personalinės patirtis, kaupti, sluoksniuoti perlo principų. Aš manau, kad tai jam galės suteikti stabilumo. Tradicinės vertybės ir modernumą, kaip pasakojo kolegės, akcentavo, kad tas visa
apimantis matymas, remiantis į savo patirtį. Tai kūrybiškumas, manau, kaip mąstymo būdas labai aktualus. Ir kadangi jūs taip gerai pasakėte, kad vis dėlto naujų dienų iššūkiai, šių dienų iššūkiai tikrai sako, kad žmogus turi būti labai gebantis prisitaikyti, lankstus būti tom naujovėm, kurios atsiranda, tiek technologiniam, tiek ir, pavadinkim, psichologiniam naujovėm, nes vis dėlto mes turime ir socialinę mediją, prie kurios mes turime prisitaikyti, nes niekada žmogus nebuvo taip pasiekiamas, kaip anksčiau būdavo. Anksčiau išeini į gatvę, palieki telefoną namie ant laido ir viskas. Dabar ant laido. Dabar jeigu neturi telefono kišenėje, kai kurie netgi pradeda jausti nerimą ir mes tai kalbame apie labai jaunus žmonės, bet aš čia labai norėčiau paklausti, kaip ar STEAM centrai yra gebantis adaptuotis prie šių dienų ir prisitaikyti prie naujoviškų kūrybiškų? Vienareikšmiškai taip. Todėl, kad mes jaučiame didelę atsakomybę ir už mokinius, ir už mokytojus. Ir mes stengiamės ir mokytojus išmokyti mąstyti kitaip, mąstyti kūrybiškai. Mes jiem parodome, kad mokslas, ką jie disciplina mokykloje moko, jinai nėra atsieta nuo viso pasaulio. Ir mokytojai tiesiai sako, bet mūsų nieks nemokė kitaip mokyti. Todėl mes esame čia. Todėl STEAM centrai atsirado, todėl mes darome tiek mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginių įvairaus formato, žiūrime į tai kūrybiškai, kad skirtingais būdais, skirtingose platformose atnešti mokytojams žinutę ir padėti jiem persiorientuoti ir pagelbėti mokiniam būti kūrybiškais. Mes žinom, kad mes vieni to nepadarysim Lietuvoje, bet mes tengiamės plėtoti ratą žmonių, kurie nori matyti ir mąstyti kūrybiškai ir inovatyviai. Pataisykite, jeigu aš sakau neties. Ar mokslui kartais trūksta kūrybiškumo, o kūrybiškumui kartais mokslo? Aš laikau save, sakykime, jaunesnės kartos mokslininkę. Ir aš visą laiką kartoju ir pati savo, ir visiems savo studentams sakau, jeigu mokslininkas į mokslą nežiūri kūrybiškai, inovacijos jisai nesukurs. Visų pirma, mokslininkai, jie kuo toliau, tuo labiau supranta, kaip svarbus yra kūrybiškumas ir savo kūrybiškumo kompetenciją taip pat ugdo. Ir tada tampam pavyzdžiui tiem mokslininkam jauniesiam, kurie ateina į laboratorijas, kurie ateina į universitetus ir kurie išeina kurti inovacijų. O kadangi apie pavyzdžius kalbame, Kamilė, klausimas jums, ar mokytojai, kurie pas jūs ateina, atvedant mokinius, ar jie yra kūrybiški, ar vis dėlto mokytojai dar į STEAM centrus žiūri taip, sakant, čia. Įvairiai iš tikrųjų, jeigu kalbant apie mokytojus, kurie patys ateina pas mus mokytis, tai jie labai kūrybiški, nes jie supranta, kad jie ateina patys pasisemti naujų idėjų, ten kiek diskusijų vyksta, kad aš tą galiu pritaikyti, gal mes čia susikūruokim, gal ta matematika ir biologija yra vienas dalykas, o kai kurie mokytojai, kurie atveda savo klases, tai irgi vis tiek, sakyčiau, žiūri kūrybiškai, tik gal šiek tiek per kitokią prizmę. Bet... Kas tada stabdo tuos, kurie neateina, nepasibeldžia, nepaskambina, nesako, mes turim projektą Pylės duona, ar dar kažką norime atvykti? Trūksta vietų STEAM centruose. Irgi, bet gal... Čia porą mėnesių ir priestatą statom dviem. Bet aš kalbu apie mokytojus, kurie iš tiesų paskatinti, kad vis dėlto nesinori jums įdėti į burną žodžius, bet norėčiau iš jūsų pusės labiau išgirsti, kad iš praktikos, kas jūsų nuomonė stabdo ir kokia būtų žinutė tiems, kurie yra... Stabdo gal tas nežinomybės jausmas ir kai tu esi nepabandęs, tu nežinai. Irgi yra susidūręs su situacijų, kur mokytojas iš esmės pas mus atveda mokinius ir jie turi pamoką, bet kai kurie ar tėveliai, ar ten kitos mokytos, tai kada tu tą pamoką padengsi ir panašiai ir susidūrėme su tokiam situacijom ir tada mokytojai tikrai, aš manau, bijo. Ir, gal nebijo, bet jie turi tą nežinomybės jausmą
ir nėra išbandę, ir tie, kurie yra jau išbandę, tai jie iš Joniškio į Klaipėdą važiuoja, kad tik mes jiem pravestumėm tą pamoką. Tai, manau, reikia pabandyti išdrįsti, susipažinti su mūsų centrais, kokią jie naudą teikia, ir tada bus tikrai didelė ir platesnė žinutė. Kitaip tariant, duoti šansą tam centrui, pradėti savo kūrybiškumą ir išlavinti tą. Nes tie, kurie atvažiuoja vieną kartą, jie visą laiką grįžta. O, tai labai gera statistika. Apie testinumą pakalbėkime, labai norėčiau, nes mokslo metai rugsėjis, gegužė, ten birželio vidurys, birželį tai yra kvestionuojamas klausimas, kaip vyksta mokymosi procesas, o vasarą kas STEAM centras gali, taip sakant, iš savo pusės. Vasarą mes organizuojam mokinių moksleivių stovyklas vasaros, būtent STEAM stiliumi. Tai yra, jie turi veiklas kiekvienoje laboratorijoje, išvažiuojamąsias veiklas, vaikšto mieste, realizuoja kažkokius projektus miesto erdvėse. Vaikam, moksleiviam, kurie metų eigoje lankė būrelius, mes jau planuojame šį rudens stovyklėlės. Tai tarsi toks, žinot, susipažinimas. Mokslo metų pradžioje, tai tokios vasaros rudens stovyklėlės planuojamos. Ir dar įdomų projektą, kaip tik su kolektyvu vakar turėjom didelę tokią diskusiją ilgą apie STEAM klubą. Tai yra talentingų, neklaužadų paieška ir subūrimas ir gabių moksleivių, kuriem dega akys, bet galbūt nesiseka matematika, bet jis gabus dizaine. Tai va tokių moksleivių kvietimas į STEAM klubą iš miesto. Aš galėčiau papildyti, iš tikrųjų mes tą patirtį jau turim, mes turim kelias savo treniruojamas komandas įvairiems moksliniams konkursams, jaunų mokslininkų olimpiadom, tarptautiniam. Tai tie mokiniai, mes jiem nedarom spaudimo, jie visiškai save išsibando, kiek jie savęs mato moksle. Tai turim tokį juoką, kad jie mums nedavė vasarą atostogauti, todėl kad kiekvieną dieną būdavo skambutis į duris, mes čia, ką mes šiandien galim nuveikti. Ir tai skirtingose moksluose, tai ir merginos, ir vaikinai, truputėlį jaunesni, truputėlį vyresni, bet jie kiekvieną dieną savo norų neverčiami leido dienas STEAM centre, tam, kad mokytis, kurti, projektuoti, daryti, plėsti savo kompetencijas, bandyti. Ir jie darė savo vieną tokį prototipą roboto, kur jie sakė, mes savo visas kūrybinės galias sudėjome ir visą vasarą jie kankinosi, nes tai tas nesigavo, tai paskui užsidegė važiuojant. Bet kai rugpjūčio pabaigoje pamatėme jūs ateinančius su didelėm šypsenom, sakė, viskas padarėm, mes olimpiadai pasiruošę. Bet man yra klausimas, tai tada išeina, kad 365 dienos per metus visi dirba, tai o kada poilsis? Tik visi kalbam, kad mokiniai per mažai ilsisi, kad reikia vasarą ilginti, reikia grąžinti birželį mokiniam, reikia mokytojams duoti pailsėti. Žinot, jau mokiniai pripažįsta, tada, kai jie nori mokytis taip, kaip jie nori mokytis, savo ritmu, pagal tai, kas iš tikrųjų uždega, kai jie gali savo kūrybiškumą įdarbinti, jie nepavargsta. Jiem 45 minutės pralekia labai labai greitai ir mes tą klausimą labai dažnai girdim, kai jie savo mokytojams sako, kaip gali 45 minutės taip greit praeiti. Ir jie pripažįsta, kad tada, kai jie ateina mokytis, kai jie kuria, jie mato prasmę, jie nesijaučia pavargę. Ir matome, kad tas kūrybiškas priėjimas prie mokslo net psichologiškai atpalaiduoja mokinius, nes anksčiau buvo ta tendencija, kad tikrai arba kūrybiškas, arba labiau tiksliukas. Dviejų dalykų į vieną krūvą suburt kaip negalime. O mes šitą laužom, absoliučiai. Mes laboratorijose, tie, kurie taip, aš į menus eisiu, man čia nėra ką veikti, mes jiem labai aiškiai parodom, o kur mene yra mokslas ir kiek to mokslo, kiek tikslumo yra. Mes atsivedam menininkus, pripažintus Lietuvos menininkus, kurie savo lūpomis iškomunikuoja žinutę. Mes praleidom
tarkim, mokslų paskaitas, mes ėjom viską mokytis vėliau. O tiem, kurie yra labai linkę į mokslą, sakom, be kūrybiškumo jūs nieko nesukursite. Turite mąstyti ir matyti plačiai. Tai pabaigai norėčiau, kad mes išsiųstume labai aiškiai, kad jeigu kažkas įsijungtų mūsų tinklalaidį ir įjungtų tik paskutinę minutę, kad būtų viena aiški žinutė. Jūsų žinutė mokytojams būtų kokia? Tegul mokytojai pabando patirti patys, kad mokslas ir kūrybiškumas eina koja kojon. Jeigu mokytojai į savo veiklą žiūrės ir kaip į mokslo dėstymą, bet kaip, turint kitokią prieigą, jie lengviau išmokys ir patys jau žymi didesnį pasitenkinimą mokymo procesu. Kamilė, jūsų žinutė mokiniams būtų? Gal nebijoti bandyti, nes tiek kūrybiškumas ne tik dailė, bet ir tas kritinis požiūris, kūrybiškas požiūris, tai nebijoti bandyti ir nebijoti klysti, nes iš klaidų mokomės. Ir, Audronė, jūsų žinutė kitiem STEAM centram būtų kokia? Tai sakant, apčiopėm visus. Labai atsakinga. Visus. Aš manau, kad mums laikas susitikti ir bendrai praleisti privatų laiką tam, kad mes vienas kitą geriau pažintume ir galėtume galbūt ateityje net keistis komandomis STEAM centruose. Jūs jau kūrybiškai žiūrite. jau keičiate. Labai žavi komandos, tiek vienas STEAM centras, su kuriuom teko bendrauti. Ačiū Jums labai už pokalbį, ačiū Jums tikrai už tokią naudingą informaciją. Na, o aš noriu priminti, kad mūsų tinklalaidėje šiandieną buvo profesorė Aelita Priedelytė, Klaipėdos universiteto STEAM centro vadovė. Ačiū Jums labai. Taipogi buvo Kamilė Jakučionytė, Klaipėdos universiteto STEAM centro komandos narė. Ir trečioji pašnekovė buvo Audronė Pumputytė, Utenos STEAM atviros prieigos centro komandos narė. Ačiū Jums už pokalbį ir laukime Jūsų kitoje tinklalaidėje.